Sveiki, šiandien mes bandom patarti, ką reikia atkreipti dėmesį, perkant virtuvinius peilius ir kaip juos prižiūrėti, kad šie tarnautų ne vieną 10 metų. Pirmiausia, reikėtų išskirti virtuvinius peilius pagal medžiagą, iš kurios pagaminti jų ašmenys. Keraminiai peiliai. Gerų gamintojų tokio tipo peilius galima išgaląsti iki skalpelio aštrumo ir jie itin ilgai nečimpa. Be to, tai vieninteliai peiliai, kuriuos galima plauti indaplovėje. Pagrindiniai trūkumai – jie labai jautrūs smūgiams, tai yra numetus juos ant žemės, greičiausiai jie suduš. Pagląsti juos namų sąlygomis beveik neįmanoma, o taip pat šie peiliai yra tikrai brangus. Metaliniai peiliai. Dauguma jų daugiau ar mažiau rūdyja, tačiau metalinius peilius galima pasigląsti pačiam naudojant įvairius galąstuvus. Rūdinčio plieno virtuviniai peiliai pasižymė aštrumu ir ilgai nečimpa. Tokie peiliai nėra labai brangus, bet reikalauja labai geros priežiūros, nes peilis gali labai greitai pradėti rūdyti. Populiariausia yra nerūdinčio plieno peiliai. Jie ypatingai atsparūs rūdijimui, bet juos reikia galąsti dažniau, o ir išgaląsti juos yra gerokai sunkiau. Nepirkite peilio aklai internetu. Pirmiausia, pabandykite juos parduotuvėje ir įsitikinkite, ar jie jums patogus ir malonus rankoje. Kadangi skirtingų žmonių rankų dydis labai skiriasi, tai rankenos vienų peilių yra patogesnės vieniems, kitų kitiems. Geri peiliai gali tarnauti 20 ar 30 metų. Visą tai neteks prasmės, jei jums nebus malonus ir patogus jūsų peiliai. Dar vienas parametras, kuris labai svarbus renkantis peilį, tai yra jo svoris. Jei jį naudosite labai dažnai, jūsų riešui ir pirštams sunkus peilis gali daryti neigiamą įtaką. Taip pat svarbu, kad peilis turėtų saugią atramėlę saugančią jūsų pirštus nuo geležčių. Atkreipkite dėmesį į rankeną. Apžiūrėkite, ar nėra net mažiausių tarpelių tarp geležtės ir rankenos. Peilio rankena turi būti be jokių plyšių, nes jie mažina peilio ilgaamžiškumą, bet to tai puikiai vieta maistinėms bakterijoms veistis. Rankena dažnai būna iš tvirto medžio, plastiko, gumos ar kitų medžiagų. Nerekomenduojama rankena iš kaulo, jį laikui bėgant turpės. Įvertinkite nenaudoto ir dar negaląsto peilio ašmenų storį. Ašmenys neturi būti per stori, nes bus nepatogu pjauti. Kuo jie plonesni, tuo geriau. Prieš pirkdami peilį nustatykite jo svorio centrą. Itin geri peiliai būna idealiai išbalansuoti nepriklausomai nuo to, kokią geležtę jie turi. Paimkite peilį ir padėkite ant piršto arčiausiai rankenos esančią ašmenų dalį. Geras peilis nenukris nuo jūsų piršto. Gerai išbalansuotas peilis, lengva ir malonus darbas su juo garantas. Jei peiliai reikalingi tik retkarčiais, jums tiks daugelis pigių variantų, tiesiog juos reikės dažniau pagaląsti. Namuose reikėtų turėti bent 3 pagrindinius peilius, tai didelį šefo, mažesnį pjaustymą ir duonos peilį. Šių peilių užteks supjaustyti ar susmulkinti bet kokius produktus. Jei jums reikia daugiau peilių, rekomenduojama įsigyti rinkinį, nes tai bus pigiau. Patys geriausi peiliai iki šiol gaminami rankomis iš vientiso metalo lakšto. Tiesa, tokie peiliai yra labai brangus, tačiau gamintojai jiems paprastai suteikia garantiją iki gyvenimo pabaigos. Japoniški peiliai dažniausiai yra kitokios formos ir kietesnio plieno nei kitų šalių peiliai. Venkite peilių, apie kurios gamintojas teigia, kad jų niekada nereikės galąsti. Jie neturės geriems peiliams būdingo aštrumo. Išskyrus keraminius, jokių kitų peilių nerekomenduojama plauti indaplovėje. Net jei peilis nerūdyjantis, naudojami chemikalai jį labai greitai atšipina, todėl peilis reikia dažniau galąsti. Dėl to jie greičiau ir susidėvi. Blogas galandinimas gadina peilius. Kai kurie galąstuvai aštriai išgalanda peilius, bet tai daro netolygiai. Ašmenys pradeda banguoti. Galąsdami peilį įsitikinkite, kad jį galandate per visą jo ilgį ir visur vienodai. Retkarčiais pasinaudokite profesionalų paslaugomis ir pagaląskite peilius jų dirbtuvėse. Būsite maloniai nustebinti. Labai svarbu, kad peilio ašmenys nesiliestų su kitais virtuviniais įrankiais ar kitais paviršiais. Todėl geriausia juos laikyti specialiame peilių stove arba ant sienos pritvirtintame magnetinėme peilio laikiklyje. Taip pat naudokite tik medinės pjaustimo lenteles, taip peiliai tarnaus ilgiau. Taip pat jums nederėtų tikėti ir keliais mitais apie peilius. Na pavyzdžiui, kad kuo aštresnis peilis, tuo jis pavojingesnis. Iš tikrųjų yra atvirkščiai. Aštriu peiliu pjauti yra lengviau, nereikia naudoti jėgos, todėl ir susižeisti galimybių yra mažiau. Taip pat nebūtinai brangus peilis yra geresnis už pigų. Geras peilis yra tas, kuris yra aštrus. Jei retai galandate peilius, net ir brangiausi virtuvės įrankiai gali tapti beverčiais.